Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica. Šiandien man labai džiugu, nes konsultacijoje jauna moteris, dar neturinti 30, ir jos situacija kuo ypatinga, kodėl aš norėčiau pakomentuoti, todėl kad siela iš pačio aukščiausio vibracinio dažnio, 4 dažnio, grįžta į 1. 3 kartus klydusi, stipriai degradavęs kodas ir grįžta į pačią 1 zoną meilės jausmų. Kodėl man norisi tai pakomentuoti? Todėl, kad retas būna toks atvejis, toks stiprus degradavimo taškas. Ir kodėl ir ateina moteris į konsultaciją. Jeigu tai būtų 1 dažnio kodas, kuris negrįžęs, o einantis papunkčiui, jam tokie dalykai aktualūs nebūtų. Bet kadangi siela yra labai brandi, tik tai suklydusi, ji stengiasi ieškoti tų atsakymų. Ir šiandien moteris jau turi šeimą, turi vaikučių ir tai yra tik tokiu būdu atsidaro keliai, nes ji yra meilės jausmų lygmenį. Kai ji parodo, kad jai tai svarbu, šeima, vaikai, rūpestis, artimieji, jai atidaro kelią į intelektą. Ir kadangi jau turi šeimą ir vaikų, jos grafikas labai aukštai, bet ji jaučia matyt, kad neišsipildžiusi yra ties tuo intelekto savirealizacijos momentu ir nori žinoti atsakymus. Ir mes baigiam konsultaciją ir jai 2 metai liko iki to etapo kaip lūžis, kai kritimas prasideda. Ir tai moteriai būtinai reikia ten nepaklysti. Kodas yra su tokia įdomia užduotim išmokti paleisti atgyvenusius santykius. Tai reiškia atgyvenusius santykius jausmuose, atgyvenusius santykius darbe, atgyvenusius santykius su draugais. Visa tai, kas yra neteikiantis džiaugsmo, reikia paleisti. Ir jos kliūtis nenoras paleisti tų dalykų. Ir žinot, kas svarbiausia, kad jos veiklumo zonoje yra vaizdinio matymo sritis ir aš pradedu kalbėti apie kaip jai savirealizuoti, nes tas klausimas pagrindinis. Vėlgi, turim turėti tą koreliaciją. Jeigu siela būtų labai aukštam dažnį su tuo, ką turi savo resurse, tai jau būtų gal dailininkai, gal menininkai, gal labai žinomi dizaineriai, jie jau būtų 4 dažniai kūrybos ir laisvės. Kai moteris turi tą vaizdinio matymo ženklą būdama 1 dažniai, kur vaikai, meilė ir artimieji, tai yra paprastesni dalykai ir jie duodasi tik po šeimos pamokų ir išbandymų. Tai sako, mergina su grožiu, su kažkuo, nėra nieko, nenoriu, nemėgstu, nepatinka, nedega, ar ne, akis. Ir vis tiek, kadangi aš žinau tą rodiklį, matau ir žinau, kad kitaip būti negali, vis tiek minu ir klausiu. Ir jie sako, drabužiai, man patinka. Bet kažkaip žmonės nesuveda, kad drabužiai tai irgi yra grožis, tai irgi yra kūryba, tai irgi yra rūpestis kitais, tai irgi yra dalykai, kuriuos mes priskiriam tai sričiai. Moters komforto zonoje 8, grožio kūrimas, komforto, arba jeigu tai būtų aukštesnis kodas, tai būtų teisė. Jau eitumėm į intelekto tą 8 aukštesnį pasiekimą, bet moteris 1 reiškia labiau su grožiu. Ir kai jau ji pasako apie tą savo pomėgį, labai viskas ir suskamba, todėl kad talentas 7, tai yra tekstūros, architektūros ir toks inžinerinis ženklas. Kada mes turim drabužius ir audinius, tame irgi yra labai daug tekstūros, suderinamumas tekstūrų, audinių ir bendrai. Tas ženklas kaip talentė, jis yra toks jutiminis, pajausti tekstūras ir struktūras. Pasiekti pergalių moteriai būtinai reikia ir būtent 29 metų jos grafikas turėtų kristi, jie ateina anksčiau. Ir kas man svarbiausiai smagu, kad jie neuždavė ne vieno klausimo, apart profesinio. Sako, man viskas aišku. Aš galvoju, kaip gerai, man tai tų klausimų nereikia, bet jeigu žmogui viskas aišku, man labai džiugu. Tai
Taip mes visi skiriamės ir tas mūsų resursas, kurį jis yra įdėtas, jis gali būti vienodas, tas resursas pas abu žmonės. Bet jeigu vienas yra žemesniam, kitas aukštesniam vibraciniam dažniui, tie resursai išsipildo visiškai kitaip. Pavyzdžiui, tas pirmas dažnis, kaip ir sakiau, gali būti šukuosenų specialistė, gali būti kulinarijos kažkokiu vaikų auklėtoja. Vat visą tai apie tai, o jau aukštesni dažniai neša žinomumą tose kūrybinėse srityse. Tai kadangi moteris grįžus iš to aukščiausio, mes apkalbėjom, kokiu keliu jį gali atgal jį sugrįžti. Tam reikia ryžto ir tam reikia paleisti viską, kas jau atgyveno. Tai pagrindinė sąlyga. Tai gali būti ir skyrybų procesai šeimoje, tai gali būti viskas, kas atgyveno. Todėl labai svarbu, kodas sudėtingas, nes tau visada situacijas duos tokias, kad tu paleistum. Reiškia, jos bus blogos, jos bus atgyvenę. Bet jeigu išmoksim kaifuoti nuo paleidimo ir naujos pradžios, bus tobulai gerai. Kliūtis moters - baimė naujos pradžios. Viskas sueina kaip puzlė arba kaip dantratukais ir pradeda suktis. Tai ačiū už jūsų dėmesį ir džiaugiuosi, kai ateina jaunesni žmonės. Jie turi daug daugiau galimybių ir laiko. Laiko, kas yra didžiausia vertybė. Ačiū.